Kodėl ir po 2026 CPS dažnai laimi prieš dividendus, net su 12 VDU riba. 12 VDU planuojama 27 654 eurai. Kalbame apie mokesčius nuo 2026 metų. Jei tema aktuali, laukiu patiktuko, bus gera tave matyti prenumeratorių sąraše, o jei dar parašysi komentarą, iš viso tobula. Aplink vis kalba, kad nuo 26 metų MB nariui nebeapsimoka imti išmokų pagal civilinę paslaugų sutartį. Aš sakau paprastai, dažnai vis dar apsimoka. Ypač, kai atsiranda pelno mokestis 7 procentai lengvatinis arba 17% standartinis. Kodėl taip yra? Nes išmokos pagal CPS yra įmonės sąnaudos. Tai reiškia, kad jos tiesiogiai mažina pelną, nuo kurios skaičiuojamas pelno mokestis. O dividendai pelno mokesčio neišvengia niekada. Pirmiausia, susimoki pelno mokestį ir tik nuo likučio dar kartą moki 15% GPM. Kas konkrečiai pasikeičia nuo 26 metų? Išmokoms pagal CPS iki 12 VDU per metus taikomas 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Kas viršija 12 VDU keliauja į progresinius tarifus, ten mokesčio procentas didėja. O dividendams lieka tas pats 15%, bet tik po to, kai jau sumokėtas 7 arba 17% pelno mokestis. Primenu, kalbam apie sandorius, kurie vyks nuo 2026 metų sausio 1 dienos. Suskaičiuokim ant pirštų, kad pajustum logiką. Įsivaizduok, turi 60 000 eurų pelno prieš išmoką. Galvokim, kad MB narys jokių kitokių pajamų, kurios stipriai išderintų progresinį apmokestinimą, negauna. Pirmas scenarijus. Išsimoki 30 000 eurų pagal CPS. Nuo sumos iki 12 VDU moki 15% gyventojų pajamų mokestį. O kas viršyje 20%? Įmonės pelnas sumažėja iki likučio, nuo kurios skaičiuojasi pelno mokestis. Jei turi 7% tarifą, bendra mokesčių suma išeina akivaizdžiai mažesnė negu tada, kai viską paliktum dividendams. Jei turi 17% tarifą, skirtumas dar didesnis. Nesutaupai daugiau būtent dėl pelno mokesčio. Antras scenarijus. Išsimokė 40 000 eurų. Vėlgi pagal civilinę paslaugų sutartį. Pirmoji dalis iki 12 VDU apmokestinama 15% tarifų, viršijanti dalis didesnių, progresinių tarifų. Tačiau visa ši išmoka įmoniai yra sąnaudos. Pelnas dar labiau sumažėja, pelno mokesčio suma taip pat. Ir net jeigu daliai išmokos tenka aukštesnis gyventojų pajamų mokesčio procentas, vis tiek laimi tai, kad nukerpi patį pelną ir tuo pačiu pelno mokestį. Dividendai tokios prabangos neturi. Pelno mokestis juos visada pasivėja pirmas. Kada dividendai gali būti ok? Pirmais 2 veiklos metais, jeigu atitinki sąlygas nulinio pelno mokesčio lengvatai. Taip pat, jeigu tavo metinės pajamos iš kitur jau tokios didelės, kad išmokos pagal civilinę paslaugų sutartį tave stumtų į aukštus progresinius tarifus. Tada skaičiuojam atskirai ir žiūrim, kaip labiau verta. Bet bendra taisyklė paprasta. Išmokos pagal civilinę paslaugų sutartį yra sąnaudos, kurios mažina pelną ir pelno mokestį. Dividendai pirmiausia suvalgo pelno mokestį, o paskui apmokestinami 15%. Dėl to nuo 3 veiklos metų ir toliau išmokos pagal CPS dažnai vis dar laimi. Ne visada, bet dažnai. Čia svarbu tavo skaičiai ir pajamų struktūra. Labai svarbu, ar pajamos iš mažosios bendrijos yra vienintelės tavo pajamos. Tai gali pakeisti žaidimo taisyklės, nes 12 VDU riba ir aukštesnis GPM tarifas skaičiuojami sudėjus visas tavo metinės pajamas. Pirmas scenarijus – pajamos tik iš MB. Daugeliui mažų ir vidutinių bendrijų išmokos pagal CPS iki 12 VDU telpa į 12% GPM tarifą ir kartu ryškiai sumažina pelną, nuo kurio skaičiuojamas pelno mokestis. Kai viršyje 12 VDU daliai išmokos taikomas 20% gyventojų pajamų mokestis. Bet net ir tada bendras rezultatas gali būti palankesnis negu dividendai. Antras scenarijus – tu turi ir kitų pajamų, turto pardavimo, nuomą, be verslo liudijimo ar kitus šaltinius. Tada 12 VDU riba sudega greičiau, nes viskas sumuojama. Dalį išmokos pagal civilinę paslaugų sutartį greičiau pritaikomas 20% GPM tarifas, o gal ir aukštesnis.
Tokiu atveju dažnai geriausiai veikia mišrus modelis. Bazinę dalį pasiimti per CPS iki 12 VDU lango, o viršijimą dengti dividendais arba kita forma. Pagal poreikį. Trumpai, kur ir kodėl nuo 3 metų laimi civilinė paslaugų sutartis. Tai primenu, kai taikomas 7 arba 17% pelno mokesčio tarifas. Kiekvienas euras, kurį išsimoki per civilinę paslaugų sutartį, tiesiogiai mažina apmokestinamąjį pelną. Dividendai taip nedaro. Jie visada ateina po pelno mokesčio. Net jei virš 12 VDU daliai išmokoms taikomas 20% tarifas. Praktikoje labai dažnai gaunasi panašiai arba geriau nei dividendai, nes nemoki pelno mokesčio nuo tos dalies, kurią nukerpi sąnaudomis. Yra keli niuansai, kuriuos turi žinoti pats. Pirmas, 12 VDU riba. Planuok metų pradžioje ir stebėk, kiek šitą langą suvalgo kiti pajamų šaltiniai. Antras, PVM riba. Yra 45 000 eurų per kalendorinius metus ir vadovavimo paslaugos pagal civilinę paslaugų sutartį patenka į šitą ribą. Peržengiai registruojasi PVM mokėti. Trečias, socialinės įmokos. Už MB nario vadovavimo paslaugas pagal civilinę paslaugų sutartį tipiniu atveju atskirų socialinių įmokų nėra. Bet nepamiršk, asmeniniams poreikiams išsiimtų lėšų 02 kodų. Ten yra PSD ir VSD įmokos. Ketvirtas. Pirmi 2 veiklos metai, kai galioja nulinis pelno mokestis ir neplanuoja didesnių išmokų. Dividendai yra konkurencingi. Nuo 3 metų atsiranda pelno mokestis ir civilinė paslaugų sutartis vėl iššauna į priekį. Kada dividendai gali būti logiškesni? Kai nori maksimaliai paprasto administravimo ir neplanuoji didelių sumų. Kai tavo kitos metinės pajamos jau perkelia tave į didesnį GPM tarifą ir į virš 12 VDU daliai civilinės paslaugų sutarties mokesčiai tiesiog skauda. Arba kai pirmais 2 metais turi nulinį pelno mokestį ir civilinės paslaugų sutarties lango nepanaudoji racionaliai. Ir kad būtų lengviau planuoti kitų metų pajamas, turiu trumpą patikros sąrašą. Prieš sąrašo pateikimą dar noriu priminti. Mokesčių reikia mokėti tiek, kiek reikia. O pinigus, kurie lieka po mokesčių sumokėjimo, kviečiu įdarbinti. Gauk žinių iš mano kolegų Financial Finance edukacinio turinio ir priimk protingus sprendimus. Nuoroda video aprašyme. Spausk, pasižvalgyk, prenumeruok ir leisk savo pinigams kurti tau pasyvių pajamų krepšelį. Grįžtam prie sąrašo. Pirmiausia, suskaičiuok bendras metinės pajamas ne tik iš mažosios bendrijos, visas. Tada pasižiūrėk, kiek dar liko vietos 12 VDU katiliuke. Įsivertink, koks tau taikomas pelno mokesčio tarifas 7 ar 17% nuo 2026 metų. Pasitikrink PVM riziką 45 000 eurų riba. Ir pasidaryk mišrų išmokėjimo planą CPS plus dividendai, jeigu matai, kad ribas viršysi. Ir sudaužykim porą mitų. Pirmas. Jei CPS daliai taikomas progresinis, dividendai automatiškai geriau. O vat ir nebūtinai. Net jei daliai CPS tenka aukštesnis gyventojų pajamų mokesčio tarifas, vis dar sutaupai pelno mokestį, kurio dividendai neišvengia. Ir kitas mitas, CPS ir dividendai visada lygus pirmais 2 metais. Jeigu MB šauna į viršų 17% pelno mokesčio tarifu, CPS pranašumas dažnai išryškėja labiau negu kad dividendų. Nesakau, kad visuomet, bet dažnai. Ir kada dividendai vis dar logiški. Pirmiausia, kai nori paprastumo ir tau nesvarbu kaupti darbo stažą per asmeniniams poreikiams išsiimamas lėšas, dividendai administracinė prasme lengvesni, ypač jei neplanuoji didelių išmokų. Antra, pirmais 2 veiklos metais, kai dar galioja nulinis pelno mokestis, o 12 VDU katiliukas užpildytas kitomis pajamomis. Trečia. Kai pagal CPS viršyji 12 VDU, nuo viršijimo dalies taikomas 20 arba net 32% gyventojų pajamų mokestis. Tad kartais praktiška viršijimą dengti dividendais arba kita forma, kad bendras mokestinis vaizdas būtų racionalus. Mano išvada. Nuo 3 metų MB narių ir vadovų išmokos pagal civilinę paslaugų sutartį gali būti efektyvesnės už dividendus. Kodėl? Nes dividendams prieš gyventojų pajamų mokestį dar prasisuka pelno mokestis 7 arba 17%. Taip, dividendams išlieka 15% gyventojų pajamų mokesčio tarifas, bet kokiai sumai.
Bet bendras mokesčių sumuštinis dažniausiai storesnis negu išmokoms pagal civilinę paslaugų sutartį, kurios yra sąnaudos ir mažina pelną bei pelno mokestį. Tai, ką išgirdai, yra bendro pobūdžio paaiškinimas pagal šiuo metu galiojančią informaciją. Nuo 2026 metų sausio 1 dienos pelno mokestis tampa 7 arba 17%. Dividendams lieka 15% GPM tarifas, bet kokiai sumai. Naujoms įmonėms pirmus 2 laikotarpius galiotų nulinis pelno mokestis. O mažosios bendrijos nario vadovavimo civiliniai paslaugų sutarčiai tipinis apmokestinimas 15% gyventojų pajamų mokestis tik iki 12 VDU, o virš 12 VDU 20% ir kyla aukštyn. Visada pasitikrink savo skaičius ir situaciją.